Sveiki, Skandagras Stichijos herojai. Tai iš esmės javapjūtė prasidėjo. Manau, kiekvienas sutiksit su manim, kad būtent javapjūtė yra tas pats nuostabiausias, mano manimu, ūkininkui metas, kuomet pamatai, kaip tavo darbas atsipirko per visus metus. Ir iš esmės, šiandien vėlgi, kaip ir pernai metais, lygiai prieš metus filmavom video būtent praeito kūlimo, tai šiandien vėl darom tą patį. Sugrįžau pas tėvus į ūkį, pamatyti, kaip tas metų darbas atsiperka. Ir iš esmės, žiūrinti tą sezoną, kokį mes turėjom čia Krekenavoje, Panevėžio rajone, labai didelę sausrą. Ir nuo balandžio 22 dienos realiai iki Liepos pradžios iškrito gal tik 20 mm vandens. Tai per tuos 3 mėnesius, kai aplinkui visur vis lyjo, visi pasako istorijas, kaip pas juos perlijo 30-40 mm, pas mus realiai dieną pakrapindavo po 2-3 mm. Mūsų išgelbėjo, nes naudojam Skandagrą mikroelementinės trąšas tokias kaip Stimagica, Kombi Maxą ir Humi ekstraktą maksimaliom normom. Tai tas davė rezultato, nes puikiai matom, kaip net ir per tokią sausrą realiai nukūlėm jau didžiąją dalį lauko, byra apie 7,5-8 tonas. Aišku, dar turim apie 7-8 hektarus kūlimo, bet reziumė išties yra geras, žinant tą priešistorę, kokia buvo. Dabar pasikulsim kokius 2-3 bunkerius, nusivešim į elevatorių, patikrinsim infrateką ir jau iki šiol iš tiesų matėm situaciją, kokie yra kokybiniai parametrai. Ir vienintelis dalykas, kuris netempia Braito link pirmos klasės šiandien dienai pas mūsų ūkį, yra giltimas. Nes būtent turėjom labai daug saulėtų dienų, labai didelę sausrą ir būtent šis kriterijus neleidžia turėti pirmos klasės. Tai vežam viską antros klasės, stipri antrą klasę, tik būtent per tą glitimą mes kažkiek atsiliekam. Tai manau, kiekvienas pripažinsit, kad kult daugiau negu 7 tonas, žinant tai, kad turėjom didžiulę sausrą, bene 3 mėnesius, kuomet augalai būtent reikėjo tos drėgmės. Tai yra ganėtinai nuostabus rezultatas ir manau, kiekvienas iš jūsų turi tų puikių rezultatų būtent iš Brait veislės, tai siūlau pasidalinti komentaruose savo derlingumu, savo kokybiniais parametrais, galbūt kažkiom gražiom nuotraukom iš praeito javapjūtės ir kelių savaičių bėgyje, kas surinks daugiausiai laikų, tam padovanosim išties nuostabius prizus. Tai sėkmės visiems javapjūtei. Manau, kad šiais metais javapjūtei oro sąlygos yra labai puikios. Tikiuosi, kad taip ir išliks bent jau porą savaičių. Tai ką, tai gero derliaus ir sėkmingos javapjūtės.